Labą dieną, mėly telšiškiai. Šiandien buvo savivaldybės tarybos posėdis, šiais metais paskutinis. Posėdis buvo labai trumpas, klausimų nedaug, bet buvo daug sveikinimų. Sveikinimų koncertas praktiškai buvo ten. Savivaldybės tarybos posėdis, darbinė aplinka, savivaldybės salė, visi gauna atlyginimus. Ir man taip keista, atlyginimai mokami už darbą, o ne už sveikinimus. Ir ten visi, ne visi, bet sveikinimus sveikino. Taryba vieni kitus sveikino, daugiausiai vieni kitus sveikino, taryba sveikino. Ir aš buvau užsirašęs, mergaitė paskambino iš savivaldybės, ar frakcijos vardu, ar pasveikinsit ką nors tarybos narius. Užsirašiau, gerai pasveikinsiu. Ir paskui žiūriu, atėjo sveikinti, visi kolegos atėjo sveikinti, tie sveikinimai tokie standartiniai sveikinimai, su naujais metais, tralele, apžvalga praeitų metų, kokie tie metai buvo gražus, kokie turtingi, turiningi tie metai buvo ir taip toliau. Ir visi, ten frakcijų seniūnai, kas ten tokie, ir Seimo narys, tas sveikinimas toks, nenuoširdus sveikinimas, šabloniški sveikinimai, pasiekimai, vos ne ataskaita ten buvo, kas padaryta, nepadaryta, iš tikrųjų. Aš atsisakiau sveikinti viešai, nenorėjau gadinti nuotaikas, aš taip negaliu. Ateiti ir žmonėms meluoti tiesiai į akis apie pasiekimus, apie turtus padarytus darbus, kurių mes nepadarėm ir niekada nepadarysim. Aš galėčiau tokiu tonu pašnekėti, bet šventinė aplinka, seni šalį stovi, eglučių pridaryta visokių. Ir nepasveikinai. Sakau, nepasveikinu, aš pasveikinu savo laiku, kada man nebus mokamas atlyginimas. Ateisiu, sakiau, per Facebook ir pasveikinsiu rajono gyventojus. Ne tarybos narius. Tarybos narius jau pasisveikino, vieni kitus sveikino. O rajono gyventojus, nuoširdžiai, Telšių rajono gyventojus sveikinu. Sveikinu su šventėm. Su visom, ką jūs švenčiat. Švenčiat, reiškia, nuotaika gera, reiškia, nusiteikę esat, švęskit, nes ir tai daug privargstam, vargas ir kiekvieną dieną vargas sunkiai gyventi, ir kada yra šventė, gal žmogus pabūni su šeim, užsimiršti tuos nedateklius, visas nelaimės ir gal reikėtų tai daryti. Sveikinu, nuoširdžiausi sveikinimai, linkėjimai rajono gyventojams, visiems rajono gyventojams, visiems būkit laimingi, būkit linksmi, būkit turtingi būkit. Jeigu būsit turtingi, būsit ir laimingi. Dažniausiai pas mūsų taip yra, toks žmogus sutverimas yra, jeigu nėra sukaupta turtų pas mūsų, dažnai žmogus jaučiasi nelabai gerai. O turtuoliai, jie sako, kaip mes gerai gyvenam, laimingai. Aišku, laimingai, sukaupė turtus didžiulius, pavogėt turtus, rivogėt iš žmonių. Ir tada, aišku, laimingi esate, laimingi kitų atžvilgių, kiti žmonės gyvena nuo algos iki algos, daugelis tūkstančiai žmonių gyvena, gauna atlyginimą ir kukliai iki sekančio atlyginimo, kukliai. Tūkstančiai žmonių, sąžiningi žmonės, dirba, kas fabrike, kas gamyklai, kas dar kur dirba. Dirba darbą, rinkos sąlygom dažniausiai. Valstybės sektoriui žemiausia grandis irgi uždirba nedaug, dirba moteris ir slogelės, ir sesutis, ir visokios auklytės. Visos dirba darbą, tikrai dirba darbą, atlyginimas nedidelis, o šeimos irgi ir vaikai yra. Sveikinu dar kartą. O paprastus žmonės sveikinu. Tuos, kurie mūsų draugai, kuriuos aš laikau savo draugais. O tuos, kurie jau sveikinu, apie tuos galiu pasakyti. Apie praeitus metus, apie tarybos narius. Nedrįsau pasakyti viešai. Dabar yra viešai. Nenorėjau toje aplinkoje. Praeitais metais tarybos nariai didžioji dalis nedirbot nieko. Gaut atlyginimą, ne tik atlyginimą, kiti gavo. Nedirbot, praktiškai nieko nedirbot. Administracija savivaldybės, taip, tos moteris dirba, jokių problemų nėra. Administracija dirba, visos moteris, visi vyrai kabinetose stumdo tos popierius, rašo, kaupia, viskas yra daroma, už tai mokame atlyginimą, yra etatai ir taip toliau. Bet aukščiausia grandis, vadinamoji, nieko jūs nedarėt. Sėdėjot, gavot didžiulius atlyginimus gavot, už kokį darbą. Nieko nedarėt, rezultatai apgailėtini rajono, rezultatai Telšių rajonas miršta, jūs nemirštat, algai didžiulė.
turtai suko didžiuliai, jūs nebijot, jūs galite išvažiuoti, jūs galite parsiduoti namą, parsiduoti, būt jūs turite ką parduoti, žemę, pastatų prisipirkę. O kur mums išvažiuoti paprastiems žmonėms? Mes neturim kur išvažiuoti, mūsų niekas nelaukia tuščiom kišenėm. Ot jums metai buvo geri, per praeitus metus sukaupėt, už praeitus vėl sukaupėt, o mes nesukopėm nieko. Praėjo metai, 2-3 batai suplyšo ir žiūrė, reikia nusipirkti naujus batus. Vėl suplyšo, vėl perki. Tai, o jūs apie tai negalvojat. Jūs galvojat, kur savo pinigus įdarbinti. Investicijus dar plečiate statotės. Tai vat, todėl yra nauji metai. Nenorėjau aš jums gadinti nuotaikus, bet jūs man sugadinat nuotaikus su savo tokiais sveikinimais, šabloniškais, nenuširdžiais, su melagystėm. Rezultatai, priimti sprendimai. Kokie sprendimai? Priimėt sprendimus, kurie jums naudingi yra. Rajonų gyventojai negavo nieko iš tų sprendimų. Jūsų draugai nemokėjo mokesčių, ten buvo atleidžiami nuo mokesčių, nuo visokių rinkliavų buvo atleidžiami jūsų draugai, jūsų bendrapartiečiai, jūsų rėmėjai buvo atleidžiami nuo infrastruktūros mokesčių, nuo ten žemės mokesčių, ten padidinta buvo atleista, bizniai klestėjo. O ką visi tūkstančiai rajonų gyventojai gavo? Nieko. Pilka kasdienybė ir mažos tos šventės. Tai vat, nors per šventės, jeigu yra galimybė, mūsų stalas nėra toks jau gausus, bet yra galimybė būti su savo vaikais, su savo draugais pabūti ir su artimaisiais. Dar kartą visus rajonų gyventojus sveikinu, būkite pasveikinti, būkite laimingi, turtingi būkite ir principingi. Principingi, orus būkite, neleiskit niekam laipyti ant galvos, neleiskit niekam jūsų žeminti, žeidinėti, būkite orus, tokie ir esam orus ir būkim toliau tokie. Viso gero.